13 šalių nyksta. Tačiau beveik kiekvienos istorijos pagrindas yra ta pati jėga. Planeta keičia ribą tarp Žemės ir vandens, ir ji perbraižo žemėlapį greičiau, nei šios šalys spėja prisitaikyti. Iki 2050 metais kai kurios šalys bus iš dalies po vandeniu, kitose visiškai pritrūks vandens. Ir tai nėra tik mažos Ramiojo vandenyno salos, kai kuriuose gyvena daugiau nei 100 milijonų žmonių. NASA palydovai ir dešimtmečius kaupti geologiniai duomenys rodo tą pačią išvadą. Pasaulio žemėlapis keičiasi, o šios šalys yra pavojaus zonoje. Kai kurios iš jų yra užtvindomos iš viršaus, kitas grimsta iš apačios, o kai kurios gauna smūgį iš abiejų pusių vienu metu. 13. Vietnamas. Vienas ūkininkas Vietnamo Long Ano provincijoje pasakė tiesiai: nieko neįmanoma užauginti. Taip nutinka, kai druskingas vanduo pasiekia ryžių laukus, kuriems reikia tik gėlo vandens. Ir visame Vietname tai vyksta vis dažniau. Čia vandenynas ne tik kyla, jis kyla prie pakrantės, kurioje gyvena 102 milijonai žmonių, greičiau nei beveik bet kur kitur pasaulyje. Pasak Visual Capitalist, Vietnamas jau yra trečia labiausiai pakrančių potvyniams pažeidžiama šalis pasaulyje. Tai taip pat 5. pagal dydį ryžių gamintoja pasaulyje. Dabar šie du faktai pradeda susidurti. Potviniai, kurie anksčiau įsiverždavo 30–50 km į sausumą, dabar keliauja daugiau nei 100 km. Iki 2023 metais sūrus vanduo buvo pažeidęs 8,6% visos dirbamos žemės Mekongo deltoje. Vien tai iki 2050 metais turėtų sumažinti Vietnamo ekonomiką 3,5%. Turėjo būti pagalba. Po COP27 konferencijos turtingesnės ir labiau išsivysčiusios šalis sutiko kompensuoti šalims, kurios labiausiai kenčia nuo klimato kaitos. JT vertinimu, ši suma gali siekti iki 387 milijardų dolerių kasmet. Iki 2024 metų sausio buvo pažadėta tik 661 milijonas dolerių. Vietnamas iš esmės liko vienas. Ūkininkai prisitaikė vieninteliu jiems įmanomu būdu. Dabar daugelis jų pereina nuo ryžių prie krevečių auginimo ir atgal. Kai į upės žemupį neprateka pakankamai gėlo vandens, kad išplautų dirvožemį, krevečių tvenkiniai palieka druską visam laikui. Kuo labiau ūkininkai prisitaiko, tuo sunkiau vėl auginti ryžius. Ir tai vis dar nėra didžiausia Vietnamo problema. Ho Ši Minas, kuriame gyvena 14 milijonų žmonių, grimsta. Jei dabartinės tendencijos išliks, beveik visa pietų Vietnamas iki 2050 metais atsidurs žemiau potvynio linijos, priversdamas apie 20 milijonų žmonių palikti savo namus. Tačiau Vietnamas dėl viso to nėra visiškai nekaltas. Jis pats prisideda prie savo grimzdimo. Ištyrę vandens naudojimą 15 000 vietų per 25 metus, geologai nustatė, kad iš Mekongo deltos kasdien išsiurbiama daugiau nei 8,8 milijono kubinių pėdų požeminio vandens. Daugiausia per nereguliuojamus privačius gręžinius. Vietnamas vyriausybė vis dar nesusitaikė su šia realybe ir ji toli gražu nėra vienintelė tokia. Kai kurios šalys grimsta dar labiau dėl abejotinų politinių sprendimų. Kita šalis taip pat grimsta, tik ne tokiu pačiu būdu. 12. Iranas. Tikriausiai nesitikėjote pamatyti Irano tokiame sąraše. Tai didžiulė šalis, kurią apibrėžia plynaukštės ir kalnai, turinti tik nedidelę pakrantės zoną. Persijos įlanka gali kilti beveik 0,2 colio per metus, tačiau didesnė grėsmė Iranui slypi po žeme. Iranas yra šalis, kurios žemė grimsta po savo pačių laukais. Tai ne naftos telkiniai kaip Venesueloje. Iranas turi kitą turto šaltinį. Tai antra pagal dydį pasaulyje pistacijų gamintoja po Jungtinių valstijų. Ši pramonė kasmet atneša papildomą milijardą dolerių, o nuo 45 iki 70% šių riešutų užauginama vienoje vietoje – Kermano provincijoje. Tačiau yra ir kita pusė. Kermanas yra visiškai sausumos apsupta dykuma, kurioje per metus iškrenta tik 1,37 cm kritulių. Todėl ūkininkai turi semti vandenį iš požeminių vandeningųjų sluoksnių, kurie kaupėsi milijonus metų. Dabar jie alina žemę. Kai kurios Kermano dalys, pavyzdžiui, Rasvandžano apskritis, kasmet nusėda net iki 36,8 cm dėl viso išpumpuojamo vandens. Kermanas yra tik pats kraštutiniausias atvejis. 2025 m. gegužę Irano vyriausybė pripažino, kad 30 iš 31 šalies provincijos grimsta ir žemė vis dar leidžiasi. Iki milijono šulinių dabar kasmet išpumpuoja apie 50 milijardų kubinių metrų požeminio vandens iš šalies. Rezultatas.
Ne tik didesnė potvinių rizika, bet ir lėtas Irano infrastruktūros griuvimas. Vokietijos mokslininkai apskaičiavo, kad žemė po Teherano imamo Chomeinio tarptautiniu oro uostu kasmet nusėda maždaug 4,8 cm. Po sostinės naftos perdirbimo gamykla situacija dar blogesnė. Kasmet žemė nusėda nuo 21,8 iki 30,5 cm. Greitkeliai, geležinkeliai, gamyklos ir ištisi rajonai grimsta, o smegduobės tampa vis dažnesnės. Palydovai stebėjo procesą nuo 2014 iki 2020 metų. Ir paaiškėjo, kad labiausiai nukentėjo daugiausia gyventojų turintys šalies regionai. Pusė visų iraniečių, apie 42 milijonų žmonių, gyvena ant grimstančios žemės. 14 milijonų gyvena teritorijose, kuriuose vyksta stiprus žemės nusėdimas. Daugiausia aplink Teherano, Razavi Chorasano ir Fars provincijas. Svarbiausios Irano ekonomikai vietos yra tos, kurios nyksta po žeme. Vyriausybė sako, kad kovoja su šia problema. Vien tik 2024 metais buvo likviduota daugiau nei 12 300 nelegalių šulinių. Tačiau tai tarsi kova su hidra, kai viena organizacija gali gręžti beveik kur tik nori. Džikon kontroliuoja Irano vandens infrastruktūrą per savo Hatam al-Anbiya statybų konglomeratą. Kritikai ją praminė šalies vandens mafija. Šios sistemos išardymas reikštų vienos iš tų institucijų, kurios padeda išlaikyti dabartinį režimą valdžioje, išardymą. Taigi tai nėra krizė, kurią primetė neteisinga tarptautinė sistema. Tai krizė, kurią lemia pačios Irano politinės aplinkybės. Kita šalis taip pat grimsta. Jiems rūpi ne vanduo. 11 vieta. 2026 metų birželį žemės drebėjimai supurtė Venesuelos pakrantę į vakarus nuo Karakaso, nusineždami daugiau nei 3800 gyvybių. Tačiau 7,2 ir 7,5 stiprumo drebėjimai buvo tik gamtinių problemų pradžia. Dėl kylančio jūros lygio dabartinė Venesuelos pakrantės teritorija nyksta. Iki 2050 metais Orinoko deltos neteks 30% savo teritorijos. Tai nėra tik biologinės įvairovės židinys. Čia taip pat gyvena 36 000 čiabuvių. Tačiau artėjanti krizė palies ne tik juos. Guantos uostas ir Margaritos sala, kurioje gyvena 500 000 žmonių, taip pat gali atsidurti po vandeniu. Tačiau, kaip ir Irano atveju, tikrovė greičiausiai yra dar blogesnė. Klimatologai šias prognozes parengė naudodami 1999 metų duomenis. Tai buvo metai, kai Hugo Chavezas atėjo į valdžią ir pradėjo vadinamąją bolivarinę revoliuciją. Nuo tada Venesuela iš esmės nustojo rinkti patikimus klimato duomenis. Apie 70% šalies meteorologinių stočių yra sugadintos arba neveikia. Todėl, kai mokslininkai prognozuoja Venesuelos ateities klimatą, jie dažnai yra priversti spėlioti. Tačiau vieno dalyko jiems spėlioti nereikia – tai nafta. Jei naftos gavyba tęsis dabartiniais tempais, net iki 80% Venesuelos 1700 mylių ilgio pakrantės gali susidurti su grunto nusėdimu arba erozija, nes jūros lygis toliau kils. Venesuela nyksta ne tik dėl klimato kaitos. Ji taip pat nyksta dėl to, ką išgauna iš žemės. 2025 metais Venesuela turėjo daugiau nei 303 milijardus barelių naftos atsargų, daugiausia pasaulyje. Tai sudaro daugiau nei 17% visų pasaulio atsargų. Šiuo metu ji kasdien išgauna apie 903 000 barelių naftos. Tačiau kiekvienas barelis turi savo kainą. Maracaibo ežeras, vienas turtingiausių naftos telkinių pasaulyje, turi apie 20% šalies atsargų. Nafta čia išgaunama nuo 1920-ųjų. Tai pavertė Venesuelą vadinamąją Pietų Amerikos perlu, o po kelių dešimtmečių tapo finansiniu Chaveso vyriausybės išsigelbėjimu. Tačiau išgaunant tiek daug naftos, poveikis panašus į vandens išspaudimą iš kempinės. Tik šiuo atveju kempinė ištirpsta. Aplink Maracaibo ežerą tokie miestai kaip Kabimasas ir Laguniljasas nusileido daugiau nei 5 metrais. Visos bendruomenės, kurios anksčiau buvo saugiai virš jūros lygio, dabar yra žemiau jo. Seni pilimai yra vienintelis dalykas sulaikantis ežero vandenį. Kailant jūros lygiui, tai tampa lenktynėmis tarp vandens ir byrėjančios infrastruktūros. Ir netrukus gavyba vėl padidės. Naujoji vyriausybė nori, kad Venesuela vėl išgautų 3 milijonus barelių naftos per dieną. Tai daugiau nei 3 kartus viršija dabartinę gamybą, padedant Amerikos naftos kompanijoms. Kur kas mažiau diskutuojama apie pylimų saugančių ten gyvenančių žmonės stiprinimą. Nes tiems, kurie priima sprendimus, naftos gavyba yra prioritetas.
Nafta padarė Venesuelą turtingą. Tai taip pat gali būti priežastis, kodėl pakrantė neišgyvens pakankamai ilgai, kad galėtų išleisti tuos pinigus. Skirtingai nei kai kurios šalys šiame sąraše, kita valstybė iš tikrųjų bando spręsti savo problemą. 10. Jordanija negali išspręsti vandens krizės grieždama ir ji net nebando to daryti. Vietoj to, ji bando išspręsti problemą statybomis. Vandens vienam žmogui čia yra mažiau nei bet kurioje kitoje pasaulio šalyje. Sostinėje Amane daugelis šeimų kito vandens tiekimo laukia iki savaitės. Norėdami suprasti kodėl, pažvelkite į vandenį, kurio niekas negali gerti. Negyvoji jūra nuo 1960-ųjų kasmet sumažėja daugiau nei metru. Iki 2050 metais ji gali beveik visiškai išdžiūti. Šį kartą pagrindinis kaltininkas nėra klimato kaita, tai žmonės. Jordano upė, kuri maitina tiek šalį, tiek negyvąją jūrą, dešimtmečius buvo nukreipiama. Izraelis kontroliuoja didžiąją dalį upės tiekmės per Daganijos užtvanką Galilėjos ežere. Sirija pastatė daugiau nei 40 užtvankų palei Jarmuko upę, didžiausią Jordano upės intaką. Jordanija pastatė savo užtvankas, tačiau būdama toliausiai žemupyje esančia šalimi, gauna mažiau vandens, kurį galėtų reguliuoti šios užtvankos. Koks galutinis rezultatas? Jordano upė dabar atneša į negyvąją jūrą apie 3,5 milijardo kubinių pėdų vandens ir maždaug 50% šio vandens yra užteršta. Prieš 1960-uosius į negyvąją jūrą kasmet patekdavo nuo 42,4 iki 45,9 milijardo kubinių pėdų vandens. Niekas nesutarė, kaip atkurti upę. Tačiau Jordanija turi vieną pranašumą, kurio beveik neturi ne viena kita šio sąrašo šalis. Vandenynas jos nepraryja. Šalyje veikia vyriausybė, yra 50 milijardų dolerių vertės ekonomika ir beveik 11,5 milijono gyventojų. Ji jau perdirba apie 90% savo nuotekų. Tai vienas didžiausių rodiklių pasaulyje. Net ir išplėtus valymo įrenginius iki 2030 metų, tai užtikrins tik apie 10,6 milijardo kubinių pėdų per metus. Tai yra mažiau nei trečdalis to, ko šaliai reikia. Taigi, Jordanija visas viltis deda į 280 mylių ilgio vamzdyną, 6 milijardų dolerių vertės Akabos Amano vandens gėlinimo ir tiekimo projekto. Jis pumpuos gėlintą vandenį iš Raudonosios jūros Akaboje iki pat Amano, pakeldamas jį daugiau nei 1100 metrų į kalną. Kai bus baigtas, jis turėtų tiekti dar 300 milijonų kubinių metrų vandens kasmet. Tai dar trečdalis. Paskutinis trečdalis turės būti gaunamas iš visur kitur, taisant nesandarią infrastruktūrą, kovojant su vandens vagystėmis ir išspaudžiant paskutinį lašą iš šalies, kurioje tiesiog nėra pakankamai vandens. Iki 2050 metais sužinosime, ar to pakaks. Jordanija gal ir susiduria su sunkumais, bet ji niekur nedings. Kita šalis to pasakyti negali. 9. Fidžis. 2014 metais Vunidogoloa kaimas išnyko. Jo 100 gyventojų turėjo persikelti 1,2 mylios į sausumą po daugelio metų, kai bangos įsiverždavo daugiau nei 90 metrų į jų namus ir laukus. Tai buvo generalinė repeticija tam, kas laukia likusios šalies dalies. Fidži sudaro daugiau nei 300 salų, tačiau 87% iš 925 tūkstančių gyventojų gyvena tik dviejose iš jų – Vanuelevu ir Vitilevu. Tai gera ir bloga žinia. Viti vidutinis aukštis yra 112 metrų, o Vanu dar didesnis. Tai pakankamai aukštai, kad kita šalis iš šio sąrašo svarstė galimybę naudoti ją kaip atsarginį variantą dėl klimato kaitos. Bloga žinia ta, kad Fidžio vietinis jūros lygio kilimas vis dar yra vienas sparčiausių pasaulyje – apie 0,58 cm per metus. Dauguma žmonių negyvena aukštose vietose, jie gyvena netoli pakrantės. Vunidogoloa gal ir atsidūrė smūgio priešakyje, bet ji nėra išskirtinė. Tik pakilus jūros lygiui 21,8 cm, 4,5% dabartinių Fidžio pastatų bus užlieti. Dalis to yra negrįžtama, net jei visi pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai būtų sustabdyti dabar pat. Tačiau Vunidogoloa gyventojai ne tik stebėjo, kaip nyksta jų namai, jie taip pat matė, kaip nyksta jų šalies pragyvenimo šaltinis. Turizmas sudaro 40% Fidžio ekonomikos. Žemės ūkis sudaro dar 18% ir įdarbina apie 28% dirbančiųjų. Atimkite tas Instagramui tinkamas paplūdimis ir užpilkite laukus sūriu vandeniu. Ir kas tada? Net vietinės žuvininkystės mažėja dėl šylančio klimato.
Todėl Pasaulio bankas prognozuoja, kad iki 2050 metais Fidžis kasmet praras 6,5% dabartinio BVP. Fidžiečiai negali tikėtis, kad COP27 kompensacijų fondas tai atstatys. Jie jau pastatė 6 jūros sienas ir gali pastatyti dar iki 160. Tačiau tai nėra brangi ambicija, net ir palyginti pasiturinčiai salų valstybei kaip Fidžis. Todėl Fidžio pareigūnus rasite tarptautinėse klimato konferencijose. Jie dažnai bandė įtikinti kitas šalis nustoti išmetinėti tiek daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų į orą, bet tai sunkiai sekasi. Todėl jie tikisi gauti bet kokią įmanomą paramą iš užsienio. Pavyzdžiui, 5 milijonus 700 tūkstančių dolerių, kuriuos gavo COP29 konferencijoje 2024 metais. Tai leido pastatyti dar 3,8 km gamtinių jūros sienų. Tačiau vien jūros sienos problemos neišspręs. Vyriausybė vis dar planuoja perkelti dar 40 kaimų. Net ir mažiau pažeidžiamose bendruomenėse vietos pareigūnai vis tiek turi galvoti apie svarbios infrastruktūros, pavyzdžiui, ligoninių, perkelimą į aukštesnes vietas. Ne iki 2050-ųjų, o jau dabar. Jie gali ten nebebūti iki 2050-ųjų. Fidžio žmonės turi aukštesnių vietovių, į kurias gali persikelti, ir pinigų, kad galėtų taikyti realias klimato kaitos švelninimo strategijas. Kitų salų valstybių gyventojai tokios prabangos neturi. 8. Venesuela nėra vienintelė šalis, kurios didžiausias turtas tapo jos prakeiksmu. Sveiki atvykę į Nauru. Visa jos teritorija vos 8 kvadratinės mylios. Sunku patikėti, bet jei prieš 50 metų būtumėte čia atvykę, būtumėte vienoje turtingiausių pasaulio vietų. Tuo metu Nauru BVP vienam gyventojui siekė $50 000 ir buvo antras po Saudo Arabijos. Tačiau nafta nebuvo šaltinis. Tai buvo, kaip bebūtų keista, guanas arba suakmenėjęs paukščių mėšlas. Fosforas, esantis tame guane, puikiai tinka žemės ūkio trąšoms, o Nauru guanas buvo ypač geras. Todėl kolonijinės valstybės užėmė šią teritoriją, kol po nepriklausomybės Nauru galėjo gauti pinigus už tai pati. 19 ir 20 amžiuje iš Nauru žemės buvo išgauta daugiau nei 43 milijonai tonų fosfato. Tačiau guanas nebuvo atsinaujinantis išteklius. Jam susikaupti prireikė 1000 metų, o ne milijonų, kaip Venesuelos naftai. 10-ajame dešimtmetyje jis baigėsi, o šalis liko be ateities. Ji tiesioginė prasme iškasė savo pačios ateitį. Apie 80% Nauru fosfato buvo išgauta juostinės kasybos būdu. Šio proceso metu buvo sunaikinta maždaug 80% salos vidaus, įskaitant didžiąją dalį ją laikančio koralinio pagrindo. Šiandien didžioji salos dalis yra dantytas, mėnulio paviršių primenantis koralų smaigalių kraštovaizdis. Žemdirbystė čia beveik neįmanoma, o sala yra per maža, kad būtų galima sukurti didelę pramoninę ekonomiką. Nauru tapo vienkartinės sėkmės istorija. Tai vienintelė šalis Žemėje, kuri tiesioginė prasme pašalino didžiąją dalį savo teritorijos, siekdama trumpalaikės naudos. Mokslininkai netgi apibūdino salą kaip faktiškai netinkamą gyventi. Jungtinė karalystė, Australija ir Naujoji Zelandija galiausiai pasiūlė perkelti visą gyventojų populiaciją. Tai iš dalies buvo dėl kolonijinės sistemos, kuri iš pradžių paskatino fosfatų bumą. Tačiau dauguma nauriečių pasirinko likti. Dabar vandenynas gali priimti tą sprendimą už juos. Nauru vidutinis aukštis vis dar yra apie 34 metrus, tačiau apie 40% namų ūkių jau patyrė potvynius. NASA prognozuoja, kad iki 2050 metais pasaulinis jūros lygis gali pakilti dar 20–30 cm. Taigi, Nauru nyksta iš abiejų pusių vienu metu. Ji ištuštino save iš vidaus, o dabar jūra artėja iš išorės. Norėdama išgyventi, šaliai reikia pinigų. Anksčiau ji bandė tapti mokesčių rojumi ir pinigų plovimo centru organizuotam nusikalstamumui. Tačiau JAV sankcijos greitai tam padarė galą. Naujausias jos planas yra kur kas garbingesnis. Už $105 000 užsieniečiai gali įsigyti Nauru pilietybę, su galimybė be vizos keliauti į 89 šalis. Vyriausybė takisi, kad ši programa padės finansuoti apie 90% iš 12,5 tūkstančio gyventojų perkelimą į aukštesnes vietas, kur planuojama visiškai nauja gyvenvietė. Yra tik viena problema. Programa buvo pradėta per COP29 konferenciją 2024 metais. Nuo to laiko buvo patvirtinti tik 6 pareiškėjai. Iš dalies todėl, kad paklausa buvo ribota, bet taip pat todėl, kad kiekvienas pareiškėjas turi praeiti išsame patikros procedūrą, kad būtų užkirstas kelias teroristams ir organizuotiems nusikaltėliams.
Tačiau laikas senka. Jei pinigai neatkeliaus pakankamai greitai, Nauru gyventojams gali nelikti kitos išeities, kaip tik priimti perkelimą, kurį siūlo jų buvę kolonijiniai valdovai. Ir jie nebūtų pirmieji. Kita šalis jau stebi, kaip jo žmonės išvyksta. 7. Tuvalu nėra kaip Nauru. Ji nesunaikino savęs atvirąją kasybą. Ji taip pat vis dar turi karalių Karolį III kaip savo teisinį valstybės vadovą. Taigi jos piliečiai turi išeitį. Apie 8700 žmonių daugiau, nei 80% Tuvalu gyventojų jau užsiregistravo išvykti. Jie ruošia savo išvykimo planus, nes Tuvalu yra tik 3 metrai virš dabartinio jūros lygio. Tai daro ją antra žemiausiai esančia šalimi pasaulyje, o kai kurios jos dalys yra siauresnės nei futbolo aikštė. Taigi, Tuvalu gyventojai gali stebėti realiu laiku, kaip jų pakrantė nyksta. Medžiai, kurie anksčiau buvo už 9 metrų nuo kranto, dabar jau liečia jį. Rajonai kenčia nuo potvinių maždaug 5 dienas per metus. NASA prognozuoja, kad iki 2050 metais visoje šalyje tokių dienų bus jau 25. Kai kuriuose vietose situacija bus dar blogesnė nei kitur. Štai kodėl Tuvalu yra pasmerkta. Sostinėje Funafutyje gyvena apie pusę visų Tuvalu gyventojų. Mokslininkai prognozuoja, kad iki 2050 metais 50% jos bus užtvindyta. Tuvalu neturi daug išteklių, kad galėtų sušvelninti šią lėtai besivystančią katastrofą. Jos BVP siekia tik apie $60 milijonų, o svarbiausi pajamų šaltiniai yra užsienio pagalba, žvejybos licencijų mokesčiai ir tokių svetainių kaip Twitch talpinimas per savo .tv domeną. To nepakanka kai kurioms brangesnėms švelninimo strategijoms, o Tuvalu neturi aukštesnių vietovių, į kurias galėtų perkelti savo gyventojus. Aukščiausias taškas yra Neulukito saloje ir jis yra tik 15 pėdų virš jūros lygio. Vietinis jūros lygis kyla 0,2 colio per metus, tai yra dvigubai daugiau nei pasaulio vidurkis. Taigi tas aukščiausias taškas nebus pakankamai aukštas tam, ką bando padaryti Nauru. Buvo tik viena išeitis. 2024 metais Tuvalu ir Australija susitarė dėl Falepili sąjungos sutarties, pirmosios pasaulyje dvišalės klimato judumo sutarties. Pagal šios sutarties sąlygas 280 Tuvalu gyventojų kasmet gali nuolat apsigyventi Australijoje. Tai programa, kurioje užsiregistravo 80% šalies gyventojų. Taigi, iki 2050 metais Tuvalu gali tapti unikali pasaulyje. Šalis, kuri teisiškai vis dar egzistuoja, tačiau jos vyriausybė ir visi gyventojai yra kitos šalies teritorijoje. Tuvalu klimato kaitos ministrė Maja Talija tai pasakė geriausiai. Negalime laikytis požiūrio, kad migracija yra savaime suprantama. Bet kas jei vieną rytą pabusime ir pusė gyventojų bus nušlavusi jūrą? Ką tada kaltinsime? Tiesą sakant, kaltų sąrašas tikriausiai būtų gana ilgas. Tačiau pasaulis per naktį nenustos deginti iškastinio kuro. Ir tai jau bus kitos šalies problema. Tačiau skirtingai nei Tuvalu, ši šalis ne tik stebi, kaip aplink ją kyla jūra. Ji stebi, kaip jūra kyla virš jos lygio. 6. Maldyvai. Kai kurie iš jūsų galbūt jau numanėte, kad apie juos bus kalbama. Panašiai kaip ir Maldyvų gyventojai, kuriems nereikia klimato modelių, kad žinotų savo ateitį. Jie gali ją stebėti savo akimis. Jūra aplink salas kasmet pakyla maždaug 0,09 colio. Tai neskamba kaip daug, kol neprisimenate, kad 90% šalies 1200 salų yra ne aukščiau kaip 3,2 pėdos virš jūros lygio. Daugelis jau patyrė stiprią eroziją. Dauguma miestų, įskaitant sostinę Malę, yra vos 100 metrų nuo pakrantės. Vanduo kasmet artėja vis arčiau. Esant dabartinėms tendencijoms, apie 80% Maldyvų iki 2050 metais gali tapti netinkami gyventi. Vyriausybė žino, kad lenktyniauja su laiku ir gyventojai negali persikelti į aukštesnes vietas. Nes tokių vietų nėra. Maldyvai yra žemiausia šalis Žemėje. Aukščiausias natūralus taškas Viligili saloje, Adu atole, pakyla tik 5,1 metro virš jūros lygio. Ir ten niekas negyvena. Tai yra golfo aikštyno dalis. Čia ant kortos pastatyta kur kas daugiau nei Nauru ar Tuvalu. Maldyvuose gyvena daugiau nei 600 tūkstančių žmonių, iš jų apie 212 tūkstančių vien sostinėje. Paversti aukščiausią šalies žemės tašką naujų miestų taip pat reikštų paaukoti turizmo sektorių, kuris išlaiko šalį gyvą. Turizmas sudaro apie 70% Maldyvų BVP. Taigi vyriausybė turi tik vieną tikrą pasirinkimą – kurti naują sausumą. Daugiau nei 50 salų jau buvo sukurtos arba išplėstos supilant naują sausumą.
Pavyzdžiui, Hulhumalė buvo pastatyta maždaug 2 metrais virš jūros lygio, kaip būsimas prieglobstis nuo kylančio jūros lygio. Tačiau ne visi yra įsitikinę, kad tai ilgalaikis sprendimas ir tai turi savo kainą. Adu saloje vyriausybė pratęsė vieną paplūdimį 130 metrų. Viešbučių savininkai netrukus pradėjo skųstis, kad turistai atšaukė rezervacijas, nes kelias iki jūros tapo per ilgas. Tai yra maža problema. Didžioji problema slypi po bangomis. Kuriant naują žemę, reikia gilinti jūros dugną, naikinant koralinius rifus, jūros žolių pievas ir mangroves. Būtent ši ekosistema natūraliai saugo salas nuo vandenyno. Koraliniai rifai gali sugerti iki 97% atsklindančios bangų energijos, o mangrovės gali sumažinti bangų aukštį net 70%. Be jų žemė tiesiog yra nuplėšiama. Pažiūrėkite į Lagosą, Nigeriją, kur pakrantė kasmet nyksta daugiau nei 2,5 metro. Tai vyksta ne tik dėl kylančio jūros lygio, bet ir dėl to, kad mangrovės nyksta. Nuo 2000 iki 2016 metų jų neteko daugiau nei 50 km. Tačiau Nigerija vis dar egzistuos 2050 metais. Yra kur pasitraukti. Maldyvai tokios prabangos neturi. 5. punktas. Visa Kiribačio, kurioje gyvena 138 000 žmonių populiacija, gyvena pakrantėje, o didžioji dalis šalies teritorijos yra tik 2 metrai virš jūros lygio. Žmonėms čia nereikia jaudintis dėl to, ką atneš ateitis. Tai jau vyksta dabar. Dvijos salos, Abanoa ir Tebuatara, jau nuskendo po bangomis, o vandens lygis vis dar kyla. NASA palydovai užfiksavo, kad jūros lygis kyla nuo 2 iki 4 colių per metus, o potviniai vis kartojasi. Taravoje, kur gyvena apie 100 000 žmonių, dabar kasmet patiriama nuo 10 iki 20 potvinių dienų. Namai ir verslai nuolat nukenčia. Druskingas vanduo įsiskverbia į dirvožemį, naikina pasėlius ir užteršia geriamąjį vandenį dar gerokai prieš potvinio vandeniui atslūgstant. Kiribačio gyvybiškai svarbi infrastruktūra yra pačioje pakrantėje ir 2008 metų birželį vanduo tai įrodė. Potvinis sugriovė Taravos tiltą ir kartu nusinešė vamzdynus einančius iš Buenos vandens rezervato. Buena yra vienas iš tik 2 gėlo vandens šaltinių visai sostiniai. Tūkstančiai žmonių priklausė nuo vienintelio vandens šaltinio, kuris liko Kiribačiui. Jie taip pat rėmėsi lietaus vandens surinkimu šalyje, kuri jau ribojo abu šiuos šaltinius. Vienas potvinis 2 metams atėmė pusę šalies vandens atsargų. Tai buvo tik užuomina apie būsimas problemas. NASA prognozuoja, kad iki 2050 metais iki 54% Taravos bus reguliariai užtvindoma visus metus. Kitose Kiribačio dalyse potviniai tęsis 65 dienas. Visa tai dėl papildomų 48 cm vietinio jūros lygio pakilimo, kuris įvyks iki to laiko. Kiribatis svarstė keletą galimų sprendimų. 2012 metais jis nupirko 2400 hektarų žemės antroje pagal dydį Fidžio saloje, Vanualevu. Tai vieta esanti gerokai aukščiau virš jūros lygio. Tačiau niekas ten dar nepersikėlė. Be to, jau matėme, kodėl Fidžis nėra geriausias sprendimas. Ir Kiribatis neturi Karolio III kaip valstybės vadovo, todėl evakuacija į Australiją taip pat nėra tokia paprasta. Taigi 2016 metais Kiribatis paskelbė, kad nori sukurti dirbtinę žemę, kad galėtų padidinti savo teritorijos aukštį bent 3,2 pėdomis. Problema be aplinkosauginių pasekmių yra ta, kad Kiribatis dar nė vienos dalies neiškasė. Projektas techniškai įmanomas, nes Kiribačio salos yra mažos ir dėl šios idėjos buvo konsultuotasi su Jungtiniais Arabų Emiratais. Juk Jungtiniai Arabų Emiratai sėkmingai pastatė Palm Jumeiros salų archipelagą. Tačiau Jungtiniai Arabsau yra viena turtingiausių pasaulio šalių. Kiribačio BVP siekia tik $297 milijonus, todėl Kiribačiui teko prašyti pasaulio paramos ir aukų. Kinija pateikė pasiūlymą ne kaip COP27 kompensacijų fondo dalį, bet su tam tikromis sąlygomis. Mainais į gautų perkrovimo centrus, prieiga prie vienų geriausių pasaulyje tunų žvejybos plotų ir galimybę įrengti dvigubos paskirties objektus Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos laivynai. Įsivaizduokite, kad dabartinis didžiausias pasaulyje šiltnamio efektą sukeliančių dujų teršėjas diktuoja sąlygas vienai iš šilimo tendencijos labiausiai kenčiančių šalių. Tačiau Kiribatis galbūt neturi pasirinkimo. Ji prarado 10-metį laukdama, kol galės pradėti šį projektą. Ji neturi daug daugiau tokių laikotarpių, kuriuos galėtų prarasti. Tačiau ne kiekviena šalis šiame sąraše iš tikrųjų skęsta.
Ketvirta, Jemenas neišnyks iki 2050 metais, bet jo sostinė Sana gali. Karai galėjo nusiaubti šalį 21 amžiuje, tačiau po sostinės slypi daug rimtesnė krizė, kuri tęsiasi daug ilgiau, nes ji užkoduota Jemeno geografijoje. Sana buvo pastatyta ant Arabijos plokštės 2300 metrų virš jūros lygio, todėl tai yra vienas aukščiausiai esančių didžiųjų miestų pasaulyje. Įkurta ir amžiuje kaip karinė tvirtovė, jos aukštis buvo strateginis pranašumas. Dar geriau, nors miestas yra ant tektoninės plokštės, čia žemės drebėjimai itin reti. Tačiau vis tiek buvo ir trūkumų. Sana neturi nuolatinių upių ir per metus sulaukia tik 35,8 cm kritulių. Mažam miestui to pakako. Tačiau to nepakanka vienai sparčiausiai augančių sostinių žemėje. Nuo 1980-ųjų Sanos gyventojų skaičius padidėjo 4 kartus ir dabar siekia apie 3,4 milijono žmonių, o kasmet jis vis dar auga 7–8 procentais. Buvo tik vienas būdas neatsilikti. Apie 70% miesto vandens gaunama iš požeminių vandeningųjų sluoksnių, kuriems užpildyti prireikė 1000 metų. Dabar jie nyksta. Požeminio vandens lygis kasmet krenta nuo 2 iki 6 metrų. Tai maždaug 10 kartų greičiau, nei gamta gali jį tam papildyti. Šuliniai, kurie 7-ajame dešimtmetyje pasiekdavo vandenį vos už 30 metrų po žeme, dabar turi būti gręžiami beveik 1200 metrų gylyje. Dabar net ir tie šuliniai ima džiūti. Apie 40% brangaus Jemeno požeminio vandens sunaudojama katui auginti. Tai labai daug vandens reikalaujantis narkotinis augalas. Būtent dėl to Vašingtono artimųjų rytų politikos instituto analitikai Jemeną apibūdino kaip šalį, kuri save išdžiovino kramtydama. Tačiau net ir tai nėra visa istorija. Karo metai situaciją dar labiau pablogino. Daugiau nei 45% jau ir taip ribotos Jemeno vandens infrastruktūros buvo sunaikinta. Oro smūgiai ir artilerija sugadino siurbimo stotis, užtvankas ir paskirstymo tinklus. Human Rights Watch užfiksavo 107 tikslinius smūgius nukreiptus į vandens infrastruktūrą. Dabar beveik nebeliko sistemos, kuri galėtų valdyti tai, kas dar liko. Tarptautiniu mastu pripažinta, vyriausybė negali išspręsti krizės, nes Sana nuo 2014 metų yra Husių kontroliuojama. Ekspertai siūlė didžiulius saulės energiją varomus vandens gėlinimo projektus. Tačiau nedaugelis nori finansuoti brangią infrastruktūrą vienoje nestabiliausių pasaulio konfliktinių zonų. Taigi miestas toliau auga, o jo vanduo vis labiau nyksta. Iki 2025 metų vienam žmogui per metus teko tik apie 2200 kubinių pėdų vandens. Tai maždaug 8 dalis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamo minimumo. Esant dabartiniam tempui, Sanos požeminio vandens klodai išseks iki 2030 metų. Net ir iki to laiko daugiau nei pusei miesto gyventojų prognozuojama, kad bus sunku patenkinti pačius pagrindinius maisto poreikius. Iki 2050 metais tiesiog neliks pakankamai vandens, kad žmonės galėtų išgyventi. Gerokai anksčiau gyventojai bus priversti pabėgti, o senoviniai griuvėsiai liks Vaiduoklių mieste, kurį matys tik patys drąsiausi turistai. Žemenui prireikė dešimtmečių, kad išsektų. Kita šalis šiame sąraše negavo dešimtmečių. Ji gavo 25 sekundės. Trečioji – Haitis. 2010 m. sausio 12 diena, 16:53 min. popiet. 316 000 žmonių Haityje žuvo per tiek laiko, kiek užtrunka išklausyti šį sakinį. Žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 7,0 balo, buvo toks stiprus, kad sukėlė didžiulę žalą visiems žmogaus sukurtiems statiniams. 60% Haičio administracinės ir ekonominės infrastruktūros buvo sunaikinta, įskaitant prezidento rūmus, nacionalinės asamblėjos pastatą, pagrindinį uostą ir net Porto Prenso katedrą. 60% ligoninių buvo sunaikinta, 80% mokyklų buvo prarasta, o 1,5 milijono žmonių liko benamiai ir perkelti. Tai sudaro 15% gyventojų infrastruktūrai sukurti prireikė dešimtmečių, o sunaikinti užteko vienos dienos. Haitis patyrė ne tik gamtinę katastrofą, bet ir visos šalies suluošinimą. Haitis yra ant Enriquillo Plantain Garden lūžių sistemos, vienos iš seismiškai aktyviausių zonų Karibuose, todėl natūralu, kad tai pasikartojo. 2021 m. rugpjūčio 14 d. Haitį sukrėtė 7,2 balo stiprumo žemės drebėjimas. Šį kartą epicentras buvo Tiburono pusiasalyje. Laimiai žuvo gerokai mažiau žmonių, apie 2200.
Tačiau šalies infrastruktūrai smūgis buvo kur kas negailestingesnis. Buvo sunaikinta daugiau nei 137 tūkstančiai namų ir dar 60 sveikatos priežiūros įstaigų. 800 tūkstančių žmonių nukentėjo, kai per naktį dingo 10% šalies BVP. Vienintelė priežastis, kodėl šis įvykis neprilygo 2010 m. žemės drebėjimo mastui, buvo ta, kad daug tuomet sunaikintos infrastruktūros iki šiol nebuvo atstatyta. Tačiau jei tai būtų tik žemės drebėjimai, Haitis galbūt išgyventų. Tačiau pridėkite šią gamtinę nelaimę prie žmogaus sukeltų katastrofų ir turite situaciją, kuri tampa beveik nepakeliama. 1988 metais Haitis turėjo 4,4% miškų ploto, 2016 metais jis sudarė tik 0,32%. Tai siaubinga šalies gamtai, bet nemažiau blogai ir žmonėms. Be medžių šaknų, kurios laikytų dirvožemį, kiekviena stipri liūtis Haityje dabar sukelia katastrofišką eroziją. Vanduo greitai teka nuo kalvų sparčiu paviršiniu nuotėkiu, sukeldamas stiprias nuošliaužas, kurios prisidėjo prie aukų skaičiaus žemės drebėjimų metu ir kasmet pražudo 10 žmonių. Tai yra dvi grėsmės, kurioms reikia kruopštaus valdymo. Kruopštaus valdymo Haityje nėra. Nuo 2020 metais gaujos kovoja su vyriausybė dėl teritorijos kontrolės, įskaitant ir sostinę. Situacija tapo tokia bloga, kad 2023 metais gaujos kontroliavo daugiau nei 90% Port-au-Prince'o, o per kelis mėnesius pasikeitė keli ministrai pirmininkai. Gaujos netgi sudarė koalicijas prieš įsikišančias Jutaistain pajėgas. Haitis vis dar egzistuos dabartinėse savo sienose 2050 metais. Klausimas, ar didžioji jo dalis vis dar bus tinkama gyventi. Šalis yra ant aktyvios lūžio linijos, iškirtusi miškus, kurie anksčiau stabilizavo jos kalnus, ir neturi valstybės pajėgumo atstatyti prieš ištinkant kitai nelaimiai. Galiausiai tai sukuria užburtą ratą. Žala pradeda kauptis greičiau, nei šalis gali atsigauti. Kita šalis tiesiog grimsta po savo svoriu. Antroje vietoje Indonezija neišnyks iki 2050 metais. 288 milijonų žmonių jūra neprarys. Tačiau sostinė Džakarta, kurioje miesto centre gyvena 11 milijonų žmonių, o metropolyje 40 milijonų, nėra tokia saugi. 2020 metais Džakartą užklupo stipri audra. Daugelyje miestų tai būtų buvusi katastrofa, tačiau Džakartoje tai tapo įspėjimu. Šis miestas yra sparčiausiai grimstantis didmiestis žemėje, kai kurios jo dalys kasmet nusileidžia net iki 25 cm. Apie 40% Džakartos jau yra žemiau jūros lygio. Kai ta audra atėjo, žuvo 10 žmonių, 400 tūkstančių buvo priversti palikti namus, o ištisi rajonai virto užterštais potvinių vandenimis. Ir žemė vis dar grimsta. Jūra aplink Džakartą kasmet pakyla maždaug 0,1–0,3 colio. Tačiau kai kuriuose šiaurės Džakartos vietose pati žemė kasmet nusileidžia net iki 28 cm. Klimato kaita yra tik dalis šios istorijos. Pažvelgus į Džakartą iš viršaus, pamatysite daugiau nei 10 tūkstančių nelegalių šulinių išsibarsčiusių po miestą, o tūkstančiai namų ir verslų pumpuoja vandenį iš požemio. Tie šuliniai kasmet išgauna 140 milijonų kubinių metrų vandens. Tai prilygsta 56 tūkstančiai olimpinio dydžio baseinų. Indonezijos vyriausybė nekartą bandė pažaboti šulinių naudojimą, tačiau beveik be rezultatų. Nelegalių šulinių ir vamzdynų tinklas dengia 70% miesto. Likusią dalį lemia virš jų stovinčių pastatų svoris. Iki 2050 metais 95% šiaurės Džakartos bus po vandeniu, o iki pusės miesto taps netinkama gyventi. Indonezija daro viską, ką gali, kad išgelbėtų Džakartą. Ir skirtingai nei kitos salų šalys, ji turi daug pinigų, kuriuos gali išleisti. 40 milijardų dolerių buvo skirta milžiniškai jūros sienai, sustiprintiems pakrantės pylimams, rezervuarams ir 17 dirbtinių salų. Visa tai suprojektuota pasitelkiant Olandų inžinerijos patirtį. Jei bus baigtas, tai bus vienas didžiausių kada nors bandytų pakrantės gynybos projektų. Jei indoneziečiams pavyks įgyvendinti savo planus, jūros siena bus tikras stebuklas, kai ji bus visiškai baigta. Beveik 9900 akrų su pramoninėmis ir gyvenamosiomis zonomis, parkais, naujais labai reikalingais rezervuarais ir net oro uostu. Ir vis tiek to nepakaks.
2022 metais Indonezijos vyriausybė pradėjo statyti visiškai naują miestą maždaug 870 mylių į šiaurės rytus, Borneo saloje, pačioje džiunglių viduryje. Tai yra Nusantara ir ji taps naująja oficialia Indonezijos sostinė iki 2028 metų. Dabar ten gali būti tik apie 150 000 žmonių. Bet Indonezija negali sau leisti nedelsti. Vyriausybė nusprendė, kad Džakarta tiesiog per daug sugadinta. Dabar ji tiesioginė prasme keliasi į kalvas. Milijonams ten gyvenančių žmonių gali tekti sugalvoti kitokį evakuacijos planą. Dauguma būsimų butų naujojoje sostinėje yra rezervuojami vyriausybės pareigūnams ir verslo lyderiams. Džakartos miesto vargšams teks verstis kaip išmano ir tikėtis, kad jūros siena bus baigta iki tol. Jie turės laukti bent iki 2040-ųjų. Bet pažiūrėkime į ką nors kitą, kam gali būti dar blogiau. Pirmoje vietoje – Bangladešas. Kai politikos formuotojai tarptautinėse klimato konferencijose susirenka sudaryti tokių susitarimų kaip Paryžiaus susitarimas, jie negalvojo apie blogiausią pasaulio darbą. Dakodže, Bangladeše, gyvena daugiau nei 20 milijonų žmonių. Milijonai žmonių čia persikėlė nuo 1970-ųjų, o kasdien atvyksta dar 2000 naujų gyventojų. Tačiau vietinė vandens tiekimo sistema nespėjo prisitaikyti, todėl žmonės čia iškasė tūkstančius nelegalių šulinių. Ir tie šuliniai padeda jų miestui grimzti maždaug pusės colio greičiu kasmet. Tai viena iš blogiausių pasaulio potvinių zonų, kurioje kasmet milijonas žmonių yra priversti palikti namus. Štai kodėl darbininkų būriai turi vaikščioti po miestą ir tikrinti kanalizacijos šulinius. Jeigu jie užsikimšę nuotekomis, darbininkai turės leistis žemyn ir juos išvalyti rankomis. Nemažai jų nuskendo nuotekose, ypač musonų sezono metu. Tačiau šį kartą dėl daugumos jų problemų tikrai kaltas kažkas kitas, o ne šuliniai. Bangladešas tapo nepriklausomas po chaotiškų Indijos padalijimo pasekmių. Tačiau šias sienas nubrėžė tolimos kolonijinės valdžios atstovai, esant 20 amžiaus aplinkos sąlygoms. 2/3 šios šalies buvo tik 5 metrai virš jūros lygio. Dar 10% buvo tik 1 metro aukštyje virš bangų. Tuo metu tai nebuvo taip svarbu. Tačiau dabar pakrantė nyksta ir labai greitai. Vietiniai vandenys kyla 10 kartų greičiau nei pasaulio vidurkis. Todėl žmonės, kurie anksčiau gyveno kitur, dabar turi glaustis Dachoje ir bandyti kažkaip išgyventi. Jie neturi kur daugiau eiti. Bangladešas gal ir nėra salų valstybė, bet jis neinvestavo į kitų miestų plėtrą, kad paskirstytų gyventojus. O dabar jau per vėlu. Iki 2050 metais, pasak Climate Central mokslininkų, kurie šią problemą tyrė 2019 metais, 17% Bangladešo bus po vandeniu. Ne Daka, o 17% visos šalies Daka bus tik dalis to. 20 milijonų žmonių bus priversti palikti savo namus. Tai nėra tik teorinių klimato modelių prognozė. Tai vyksta jau dabar. 2021 metais 70% Bangladešo teritorijos kasmet patiria tam tikrą potvinį. Bangladešo valdžia daro, ką gali. Jie desperatiškai atkuria Dakoje išnykusius kanalus, kurie dingo dėl pastarojo meto gyventojų skaičiaus augimo. Jie taip pat stato vandens kaupimo tvenkinius, kad sulaikytų vandenį, bet neplanuoja statyti jūros pylimo. Kaip jie galėtų sau leisti pastatyti jį aplink visą savo šalies pakrantę? Jungtinės valstijos išmeta 33 kartus daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei Bangladešas ir galėtų sau leisti tokius projektus, bet joms nereikia už juos mokėti. COP27 kompensacijų fondas nėra teisiškai privalomas. Amerika nebuvo pastatyta ant koralinių atolų, kurie egzistuoja tik siaurame jūros lygio intervale, kalnų vandeningųjų sluoksnių, kuriuos galima išsemti greičiau nei jie pasipildo, ar upių deltų, kurios priklauso nuo tikslios gėlo vandens ir nuosėdų pusiausvyros. Kitos šalys – taip. Tūkstančius metų šios vietovės išliko, nes jų geografija suteikė būtent tokias sąlygas, kokių žmonėms reikėjo. O dabar tos sąlygos nyksta per vienos kartos laikotarpį. Ačiū, kad šiandien prisijungėte prie manęs. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, prenumeruokite kanalą ir įjunkite pranešimus. Tai tikrai turi reikšmės.